šiemet, kaip suprantat, švenčiam 75 metų jau jubiliejų šio plano ir kaip jis gimė, tai laikotarpis po Antrojo pasaulinio karo. Dar neramu, dar viskas įtempta ir tuometinis Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pasiūlė tokį šalių bendradarbiavimą, kad suvienykime anglių ir plieno pramonės tam, kad šalys bendradarbiaudamos tarpusavyje nebegalėtų vėliau kariauti. Tai toks ekonominis bendradarbiavimas vardan taikos. Tai nuo tada ta Europos diena, va taip simboliškai tokia ir laikoma kaip ES gimtadienis. Bandau įsivaizduoti, kas būtų buvę, jeigu to nebūtų buvę, ką mes žinom, ką mes turėtume dabar Europoje, jeigu tas planas nebūtų gimęs ir ta ES nebūtų išsiplėtojusi į tiek sričių, o tai, kokia jinai yra dabar, stipri ir ekonomiškai, ir gynybiškai, ir yra pažangi pasaulyje praktiškai visose srityse, tai manau, kad daugeliu atveju tai ir yra ES kaip nuopelnas, pasekmė dėl to bendradarbiavimo. Taip, didžiulis iššūkis ir kol kas pakeliamas ir ES, kaip žinom, Ukraina yra įsipareigojusi remti tiek, kiek reikės. Tai aišku, tai yra sunku visom prasmėm, ir ekonomiškai, ir politiškai. Ir tie sprendimai ne visada yra vieningi. Žinom, kad yra ir pačioje ES šalių, kurios ne visų 100% pritarė, tarkim, kad ir tom sankcijom, ar jų akys labiau į rytus krypsta, negu kad mūsų. Turim džiaugtis, kad spėjom įšokti į tą traukinį. Nes Ukrainos pavyzdys tą labai aiškiai rodo, bet aš vėlgi noriu grįžti į tą pačią pradžią, į tuos 50-uosius, jeigu to nebūtų įvykę, kas žino, ar tiek metų Europoje būtume džiaugęsi dar taika. Ir kad ES yra mums garantas tiek ekonominis, tiek saugumo, tai čia yra nediskutuotina. ES, tai mano akim žiūrint, tai apskritai tokia vieta pasaulyje, kur pagarba žmogaus teisėm, teisinės valstybės, veikianti demokratija, veikianti rinkos ekonomika, tai yra tokie dalykai, kurie yra pagrindinės vertybės, pagarba savo kraštui, istorijai, kultūrai. Tik Lietuva buvo priimta į ES, tai ir buvo ten tų nuogąstavimų ir dabar jų yra, kad nutautėsim, atims čia mūsų identitetą, kaip po šiai dieną, kaip kalbamės lietuviškai, taip ir kalbamės ir niekas čia mūsų jokia kita kalba neverčia kalbėtis. Ir to mūsų, nei to identiteto, kas atėmė ir atims, nei kaip tik yra skatinamas šalių, kitų tautų pažinimas, kad tu galėtum dar labiau įvertinti tai, kas tu esi ir vertinti savo istoriją ir savo kultūrą. Pažindamas kitas kultūras, bendraudamas su kitais laisvai. Vis tiek kiekvienas žmogus tada apie save turi galvoti ir kodėl jam tai turėtų būti svarbu. Aš suprantu, kad čia nebus ta Europos diena šventė kaip Joninės, Velykos ar Kalėdos. Tokia laukiama ten ir kad laisvadienis kažkoksai, bet bent pagalvot, prisimint, kad galėjo būt gal kitaip. Projektą Kalendorius – mažorinė ir minorinė istorija iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Parama 9 000 eurų.